Good morning. Ir vėl aš, ir vėl šitas Užtynės snukis. 8:30 ryto ir šiandien mes keliaujam į Banana Hills. Arba kaip aš vadinu, Banana Hills. Pažiūrėsim vietoj, kas ten įdomaus, sako, kad verta. Aš prieš tai nieko beveik neYouTubinau, nežiūrėjau, kad nesugadint savo įspūdžių. Bet sako, kad verta. Beje, antra diena naujako ir nieko naujo. Nieks nešvenčia, tyla. Atrodo iš po mano akių, kad aš vienas švenčiau. Nors negėrėm vakar nieko. Va, mūsų viešbutuks, va toks. Puktan. O, puk. Viskas man primena tai, kad turiu išsituštinti skrandį. Kol man nesiseka vieną kartą, kai atvarau į kitą šalį, kažkaip sudėtinga man yra su antru numeriu. Vieną antrą puką paleidžiu, bet tik tiek, nesuprantu. Valgau daug, bet iš savęs nieko neatiduodu. Gal organizmas kaupia? O, kebra prieina. Все, važiuojame į Banana Hills. Jau. Rytas, o žmonių jau pilna, dafiga. Visi keliauja, visi nori pažiūrėti bananas ant Hillsų ir po Hillsais. Beje, mus atvežė pavežėjas, nu, čia yra vietinis boltas, vadinasi Grab. Tai man ten iš priekio, va, labai paslaugus vyriškis. Paslaugus gal, aišku, verslas, bet vis tiek paslaugus atvežė mus, pasikeitė su kontaktais WhatsApp'o, turbūt, kad galėtų mus parvežti atgal. Ir dar veda mus kur, kaip, ką čia įsigyti. Labai malonu, van, sušliopkiam. Čia yra chaliava, davė kuponus nemokamam alui, vertinsim alutį. Jau miela malonu. Hello. Hello, thank you. Thank you. Pagalvojat, kokius hashtagus dėsit? Waterfall. Don't lie. Hashtag. Like one day came and like, let's do all of this bullshit to go up on the hill. Yeah, something. Cool. I will invest a lot of money just... Karočią, papuolėm į Silent Hill. Nieko nesimato. Visi norėjom papult, pažiūrėti. Šalta, renkite šilčiau, jeigu varysi čia. Nes aš vagi proto bokštas. Nežinau, paprasčiausiai atvarėm pažiūrėti į rūką. Karočią, nepasisekė su orais, čia galimai kol žiemą taip, po to palyginimą arba patys gali pažiūrėti, arba gal editorius įmes palyginimui, kaip turi atrodyti šitą vietą gerų orų, vapščiai kaip pasakojimą. Disneylandas, biški, kažkaip, bet dabar tai pilnai dėl rūko nieko nesimato, nei pastatų, nei vaizdų. Tai palauksim dar kažkiek laiko, gal iki 3, nu dar 3-4 valandas, nes galimai pagerės orai ir pilnų gražumų galėsim pasižiūrėti, kas čia vyksta. Man tai biški primena šitą grajų Bloodborne, va. Visa ta architektūra su visų rūku tai labai primena Bloodborne. Kas žaidė, tas žino.
Dabar einam chaliavno alaus gerti. Pirmas vaizdas, kuris matos. Hello everybody, look at me. So right here, we have here a Toto fighter can here. Nu ką, išlaukiam 2-3 valandas ir jau biški matosi geriau, išsiskleidė tas rūkas. Ne perfekto, bet visgi geriau. Va, vasara, kai šviečia saulė, čia išvis puiku. Ir beje, alų turbūt skiedžia. Toks labai lengvas lageris su vandens poskoniu. Reikės dar pasidomėti, kiek laiko jiems užtruko pastatyti visą šitą dalyką ir pagalvojus, wow, kad sugebėjo visą šitą čia konstrukciją atvežt, padaryt, pastatyt kalnuose. Nežinau, kiek čia metrų esam virš jūros. Tikrai nemažai. Mamkai nuotrauką reikia padaryti. Taip, šitos pusės. Ir pagrindinis dalykas, dėl kurio atvarėm šitą visą atrakcioną, tai yra Golden Bridge. Įsivaizduojate, jeigu tokio dydžio delnai, kokio dydžio... Taip, kaip pastebėt, va šitas viduriukas tilto, tuščiausia vieta. Nes daugiausia žmonių prie tų delnų, prie tų rankų. Ir yra toks, atrodo, pyktis. Visi atėjo dėl nuotraukų, nuosavų, kad būtų vienam nuotraukose, bet... Nu, daug žmonių ką padarys. Čia geriau orai turbūt dar būtų daugiau žmonių. Tai va, pateliukas čia sėdi iš savo, mėgaujas tais pirštais. Įdomu, ką tokiais pirštais galima būtų pafingerinti. Čia realiai jaučiuosi, kaip būčiau atvažiavęs ant Pachmų. Gero, nieko iš pradžių nebuvo matyti, o dabar va. Viskas haždarip. Hadarip. Atsiprašau, daugiau taip nebedarysiu. Beje, Irvingas čia biškį pasidomėjo, tai visas šitas grožis buvo pastatytas 17 metais. Tai visai viskas dar nauja, gražu ir faina. Einam mėgautis toliau. Ui! Atsiprašau.
turbūt nesumeluosiu, jeigu pasakysiu, nieko įspūdingesnio gyvenimo nesu matęs. Turbūt šitas gražiausias dalykas, kuriuos matęs gyvenime. Iš architektūrinės pusės ir iš atrakcionų. Jūs turit, su ko jūs turit palyginti? Kur jūs buvo? Būtent. Architektūra tikrai viena, o atrakcionai tikrai Dubajai. Baigti, čia kažkas aš su turčiais. Mane ubagėlį, va. Toks va bičas. Laiko akmenį virš savęs ir man yra wow. Kaip šitą padarė, kaip jie visą šitą transportavo šitos dalykus, kaip jie čia prižiūri visą tą gardeną, ant kiek viskas švaru ir fainu, man yra wow. Šiandien dar, būdamas tarp tūkstančių žmonių, N kartų bezdėjau ir jie niekad negalėtų mane pagauti. Niekad. Nebent čia yra kažkoks žmogus šuo, kuris užuodžia bezdalas, bet abejoju. Vat, pavyzdžiui, dabar irgi pabezdėjau. Pajaus tik tie, kurie iš galo. Nu, gražu. Paliekam Bana Hill. Keliaujam navo, keliausim pavakariniaus ir po to žiūrėsim, ką darysim, gal išlysim į miestą. Bet, ko dar man neleido nufilmuoti, norėjau, yra į bilietą kainą įeina ten nemokami atrakcionai, jų pakankamai daug, 4D filmai, 5D filmai ir panašiai. Tai jeigu būsit 100% vertas, skirkit visą dieną šitam dalykui. Ten yra ir kur ir pavalgėt, ir atsigert nemokamą tolaus, duoda kuponų. Net jeigu skiestas, vis tiek mielą malonų. Ir daug atrakcionų vaikam, vaikai tai šie vaikam čia smegenys išneš iš tokį kiekį dalykų, kurias čia galima padaryti. Taigi, būtinai varykit. Tiek žinių iš mūsų. Good morning. Все, paliekam Danangą, varysim į kitą miestą. Ningbing. Jaučiu, kad prastai tariu, bet greitas, kaip įprastai, room turas, va. Toks kambarys su 2 lovom didžiuliam. Gal jie jaučia, kad kartais pasipykstam, tai suteikia tokią progą. Telikas, aš, daiktai, balaganas ir šiauris. Va. Šiauris, tualetas, kai visada ponas šlangas. Ir nuolat pamirštu paminėti, kad jie, pirmą kartą matau, vat, ir tik Vietname, kad deda va tokius va dalykus. Va, čia yra vienkartinis, blemba, čia jau nebėra. Dantų šepetukas ir dantų pasta, kad galėtumėt pasinaudoti. Labai malonu, nes dažnas atvejs, kad pamiršti savo šepetukus, kažkur palieki vienoje arba kitoje vietoje. Aišku, dėl environmento gal čia ir blogai, manau blogai, daugiau plastiko, daugiau blogio, bet vis tiek malonu, nes aš tai nuolat pamirštu juos. Ir nežinau kodėl, nuolat duoda, aš jau išpakavau vienkartinės šukas, visur mačiau. Čia gal ir mane kažkaip tai prikolina iš manęs, bet nepatikėsit, aš pasinaudojau. Pasinaudojau, kad sutvarkyti va šitą ryžą krūmą, biškai pakarpyti jį. Nemanau, kad labai paėda, bet jeigu duoda, naudoju. O, bet toks aš su nuostabia šukuosina. Все, pasimatysim vėliau. Čiau. Tai pasakysiu, kiek čia? 4 ryto. Sėdim naujam mieste, Ninh. Šį kartą be skemo, atvažiavom su sleeping basu, o ne Marazilnikė 12 valandų, kur negalėjom šties kojų. Va, ir Ringas jau laimingas vaikas pierdolina pusryčius 4 ryto, va, su Karolina. Sako, nieko negaliu su jums padaryti, taip mėgstu blynus su oreo ir nutelą, sako, niekur gyvenime nesuragavęs, nieko panašaus. Sako, Palanga, pasimokyk po 1,5 euro, va. Ir šitas labai maistingas dalykas. Sako, noriu užtrambuoti savo skylę iš galo, kad nieko iš manęs neišeitų ateinančią savaitę. Dar nemiegoja, 6:30 ryto. 3 iš mūsų suras kur užkas pavalgėt. Mažai valgė
per tą visą kelionę sleeping bus'e. Visi kiti pasiliko, laukia, kada jau galėsim užsičekinti naujoj lokacijoj. O čia jau prasidėjo visas miesto šurmulys. Vietinė jau gazuoja savo benzininių arklių. Čia mano 2 palydovai, 2 škietai. Greitas upgrade'as, maisto dar neradom, bet kažkur čia vietiniai renkasi, tai mes einam pagal srautą. Gal atsidaro marketas koks? Va, žiūrėkit, kiek žmonių. Paliko visi baikus ir kažkur visi eina. Tai vat mes paskui juos. Žiūrėsim, kas čia. Čia gal vietinis turgus pagrindinis. O, sabaka laksta. Ai, kažkokia gatvė pagrindinė. Jo, čia turgus. Klausyk, čia čiūjų turgus, čia prasideda visas veiksmas. Vat ieškau pavadinimo. Jo. Ką, Evelina? Davai. Kovok. Nesinori? Va, ten žmonės meldžiasi. Nežinau, ar galime filmuoti, bet labai gražiai atrodo. Galvas. Sako, kad dešros įvilioja. Tai va, pusryčių saurana. Vietinė dešra. Atostogos. Beveik 10 ryto. O mes einam sportuoti džimą. Kaip supratot, po treniruotės, ir jūs galite paklausti Tomšai, kodėl pasirinkai tokius pratimus, kodėl būtent darai tai, kas nebūdinga plikiem vyram. Nu žiūrėkit, niekada negali žinot, kada gali patikti turtingam vyrui. Niekada negali žinot. Turi būti pasiruošęs ir tokiems scenarijams gyvenime. Zdarovau! Taip, nauja diena, naujų žingsnių kaupimas. Nes mes atostogaujam pagal surinktus žingsnius. Jeigu nepadarom milijardą, kaip suplanavo gražioji lytis, tai diena ne kažką. Tai šiandien atvariam į Mua Cave. Mes esame Mua Cave. Tai viskas atrodo, va čia žingsnių kardinolas, kurie sužiūri, ar mes praėjom pakankamą kiekį žingsnių. Ir kopsim į kažkokią tai olą, kur 500 stepsų turi būti. Sako, vienas stepsas į viršų, kaip 2 žingsniai. Leido, va taip mes skaičiuos, kad man būtų paprasčiau gyventi su jom. Va ten kopsim. Va ten į viršų kažkur žmogiliukai vaikšto. Taip, so. Važiuojam. Sunku, bet gražu. Ką, tu patenkintas? Misija įvykdyta, žiūrėk. Nu, gražu, nesakyk, labai gražu, dėl tavęs stengiausi. Va, žiūrėk, dar čia irgi. Va, žiūrėk, davai, tipo, lyg aš čia stovim vastoju, va tai va, po to įsifotoshopinsi, sorry, jeigu biškai pat mechanas smirda. Nu ką aš galiu padaryti, su savim Old Spice'o nepasiėmiau, bet įkliuok čia save, lyg dviese kaip geri draugeliai stoju. Nu, viso, davai, pasimatysim kitame pointe. Čiau! Jeigu įdomu, su kuria avalinė aš įkopiau į šitas aukštumas, kad pasigražėt puikiais vaizdais, o tokiais kaip iš galo, po to kurio va taip iš priekio,
Tai jums rekomenduoju geriausią avalynę, va. Kroksai, va. Su kroksais. Patogu, koja kvepuoja. Miela, malonu čia viskas. Taigi, didelė rekomendacija. Kroksai, susiekit su manim. Prašau. Taip, nežinau, prie kokio mes čia vietinio prūdo, bet nusprendėm sustot, pasižiūrėt, pasimėgaut. Va, restoranėliai. Va, Chebra forumas. Ir tokie vaizdai. O įsivaizduojat, mūsų forume būtų tokie vaizdai. Aš tada suprasčiau, kodėl ten visą šaiką renkasi. Hanerėse, forumuose. Va čia ir aš tada rinkčiausi savo pasaračių. New location. Galvojat, čia Tomas šitų lėtas, nelėtas. Aš žiūrėkit, kai op, kažkur tarp debesų, op, po to po olom, po to op, čia nauja lokacija. Šokį krus. Kaip šūdas pasilkęs su pienu. Va, einam kažkokį templą pasižiūrėti, buvo netoli. Nuvažiuoti iki jo, nes mes pasiėmėm mopedą. Visi kiti nelabai važinėja benzininiais arkliais. Tai važiavo su Grabu, vietinis taksis. Kaina. Kokia kaina? Kaina dienai mopedo 4 eurai. Nice. Pasiėmėm 2 dienom, kol esam Ninbin. Pasivažinėti. Visiems rekomenduoju, jeigu bus Azijai ir kažkoks mažesnis miestas su mažesniu srautu automobilių ir šiaip trafikų, būtinai pasiimkit, nes belenkur gali sustoti, kraštovaizdžiai gražus, šitą miestė ypatingai, nes pilna čia tų olų, pilna visokiausių upelių, šventyklų, labai verta. Ir šiaip prasivažinėdami prie mažesnius kažkokias tai gatvelės, labiau pamatai vietinį gyvenimą, kaip ten vietiniai sėdė, kokias ten striubytės valko, ten ką pasakoja apie mane, ten ką galvoja, ten ar pirštais rodo ar nerodo. Bet ne, meluoja, visi nusišypso, labai malonus azijiečiai. Kaip faini žmonės. O dabar va. Einam į tą templą. Jis va ten, va ten tas templas. Ten pasistatė savo motorolį. O ten aš galva šitą šaiką prastų žmonių. Jiems, aišku, sakau akis, kad myliu, visus fainai, jie geri draugai, bet ką žinau, manau, galima ir geresnius susirasti. Čia. Ngoài này em phải vào Čia įdomus dalykas ir pastebėjimas, kad jeigu pasižiūri vyresnio amžiaus žmonės arba suaugę, tai būna nulinksi galvą, bet vaikai visi pamojuoja ir visi sako hello, hello, hello. Ir labai malonu, vėl grąžina kažkokią tai pasitikėjimą vaikams, meilę vaikams. Ir pradedu suprast, kodėl viskiausias Hollywoodo porelės. Hello. Va, dabar taip pat. Hollywoodo porelės, kodėl įsivaikina vaikus iš Azijos. Ir aš galvoju, gal vieną čia pagrobt kokį, turėt kaip suvenyrą Lietuvoje. Bet aišku, aš įmylėsiu, nebus taip, kad aš šaldytuvą kažkur priklijuosiu ir bus geras prisiminimas. Va. Hello. 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 Nu, kaip ir sakiau. Beje, kiek Vietname irgi pastebėjom, nėra čia kultūros valgyti tokių keptų vorų, skorpionų, lervų ir kitų kirmelių. Čia labiau Tailando dalykas, bet kiek žinau, turbūt čia ir Tailande tai daro labiau dėl turistų. Šiaip turbūt patys tailandiečiai irgi nelabai valgo visų tų skrusdėlių keptų ir panašiai.
Nu, sveiki, sveiki. Nauja diena, nauja kelionė. Vis dar esam Maninbin mieste. Ir toj keliausim į ekskursiją valtim per kažkokią tai jų vietinę upę. Taigi keliaukit su manim, su mano Šaikenzu, su tom moteriškiam, su Irvingu. Ir visi keturi likę nuvarę su takso, mes varysim va, su šituo benzininiu arkliu. Tai let's go! Pasistatėm mopedą, šitam mopedų rojui kaina 15 dongų, tai čia šiam centų parkingas ir moki vėliau, viskas, keliaujam į ekskursiją. We already paid, so ir moki vėliau. We already paid. We're there, that way, thank you. Attenzione, pickpocket, attenzione. Šitą ekskursiją reikia praeiti visus pragaro ratus, požemius ir panašiai. Nes arba mums žiauriai nepasisekė šiandien, bet aš net nesitikėjau, kad tiek gyvena žmonių šitam pasauliu. Va tiek va. Jau valandą laiko bandom prasibrauti kitų valčių. Griekauja, klikauja, esam Baltija, pažiūrėsim ar verta ar ne. Va, 2 šaikos nariai čia, 3 ten ir dar milijonas žmonių va ten. Va. Laikykit. Laikykit. O, thank you. Va, mūsų kapitonė. Košmaras, tiesą pasakius. Ruošia įdarbino. Sako, tu čia haliavai toks storas nevarysi su mumis. Tai tą kapitonį išgalas apgaim kirklą ir davai. Viskas, mane vieną paliko irklą. Turėjom pinigus tau mokėti. Nu gerai, va tokia kelionė už beveik daug labai dongų. Mokėjom daug dongų. Nu ką, aš nežinau, varomas visai. Čia kaip atrodo ant valčių bus Wacky Racers, kas greitesnis. O jie dar nežino, tai kol kas mes gaunam. Kol kas mes gaunam? O tu ką, žiūrėk kokia amžiaus pas mus. Taip, prie kažkokia tai templo esi. Tu įsirėšim Irvingai, nu gerai. Tai dabar čia įsirėšim. Opa. Ir tai vaikai lenda šūdai iš tiesiosios žarnos. Tęsiam kelionę. Kažką darysim, tik ten. What? Mes kartu šioje valtyje. Đứng vào đây không bác? Hả? Đứng vào đây không bác? Không bác? Đứng vào lối trên này không? Tripo pabaiga, nes nupirkom bilietus 205 tūkstančių dongų. Galima buvo kažkokį kombo setą paimti už 300 tūkstančių, bet šiandien sakė, kad dėja not available. Pasiėmėm šitą ir mus paleido kažkur va.
čia. Va čia. Ir turėsim grįžti kažkaip peškom. Arba plaukti atgal savo jėgom. Tiesą pasakius, rekomenduoju, visai čilas, bet jeigu jums pasisektų, kad būtų mažiau žmonių, pasiimkit kokią darbo dieną, plus gal, kadangi vėl paminėsiu naujametinės šventės, kurios vyksta tai 5, tai 7 dienas ir šiandien sekmadienis. Tai žmonių dafiga. Bet šiai labai siūlau, gal ir geresni orai pas jūs bus. Ir mums atiteko mūsų kapitonė močiutė, turbūt 150 kelių metų senumo. Ir davė man kažkokią irklą. Ir aš negalėjau savo leisti neirkluoti, kol neirkluoju. Tai ir kažkokią tai ten bandelę nupirkau, pinigėlių palikom. Ir močiutė tau daug sveikatos. God bless you ir Buddha bless you ir visi dievai. Močiutė, iki susitikimo. Čiau, močiutė, čiau jūs. Pasimatysim kitose kadruose. Čiau! Kadangi mūsų paskutinė diena mieste Ninh Binh ir miestelė Tam Kok, nusprendėm pasižiūrėti vietinę florą ir fauną, kas čia tame dar Tam Koke vyksta. Nors mes visi žinom, kas tame kokia yra, bet šitame va taip va turbūt irgi ryžių laukai, o su tokiais vaizdais. Šitos nežiūrėkit, čia matėt šitą vaizdą, man ten toliau žiūrėkit kaip gražu. Uo! Čia biški prasčiau. Ar einam pasivaikščioti, pasižiūrėti. Kas čia dar gražaus gali būti. Taip pat, jeigu planuojat kelionę į Vietnamą ir galvojat, argi keliaut mums tai Ninh Binh, tikrai keliaukit. Nes šalia yra pilna fainų ekskursijų. Beje, pravažinėja vietinis automobilis vietnamietiškas, pavadinimu VinFast. Atrodo kaip Renault, man asmeniškai. Taigi vietnamiečiai neturi savo automobilius. Ir beje, klausimas šitiems automobilistams, autoservisistams, pastebėjau ypatingai Azijoje ir tame pačiame Vietname ir Tailande, kad kai mus pasiima pavėžėjas ir pasiima automobilį automatinė pavarų dėžė, tai jie prieš stabdant iš D padėties perjungia į neutralią. Ir visą taip pat daro, jeigu reikia, pavyzdžiui, stoti per raudoną šviesoforą. Tai klausimas jums, ar taip geriau ar ne. Nes techniškai visi automobiliai, kuriais važinėjom, net senesni, naujesni, visi labai geros būklės. Pakaba nebelda, pavarų dėžė nesmūgiuoja. Ir man atrodo, gal jie taip junginėja iš D į N, kad sumažinti apkrovą ant pavarų dėžės. Nežinau, šį klausimas jums, aš ne ant tiek pajėgęs. Ir neturiu tiek žinių, kad atsakyti. Bet va toks va pastebėjimas. Va čia Lietuvoje visi kaip varo ant D, taip ir varo. Va. Drivinkit davai. Ką jūs čia neutraliai jungiat? Ir man dvi moterytės. Va viena moterytė ir va kita eina. Va tai va. Kažkada, tai? Ne, kažkada tai jokiai, bet mes bakilintam, nes norėjome parašyti maždaug koks yra planas. Ai, bet mes galvom, kad gal prisės kažkur tai va ten, tai jeigu ką, tipo, jinai tai... People in these countries have grown rice for thousands of years. But actually, you can grow rice in most places as long as the plants aren't exposed to the cold. Nu, mes jau ir negalėjom. Vištas. Vištas visada juokingas, nes because! Nu ką, Irvingai, go! Mums vyrams jokia skylė nėra kliūtis. Davai, lys. Prieš tai aš tavo vietoj gal rekomenduočiau spjaut. Pasituksent? Ne, spjaut ir lyst. Taip. Aš toli nemoku spjaut. Tai aš už tave galiu spjaut. Sutikom parelį lietuvių. Gal mūsų amžiaus, gal biški vėlesnių irgi keliauja. Pradėjo nuo Tailando, dabar Vietname.
Biškiai pasikalbėjom, palinkėjom sėkmės, prašiau iš jų pinigų, nedavė, sako, per mažai pažįstami. Ir sakau, nu tada viso gero, viskas, einam toliau. Žiūrėkit, man ten, mano gimimo metai, va ant tiek aš senas, va. Žiūrėkit, kaip tarakonai išsilakstė tos moteris. Kad išeisim iš to salo. Ką, dar aukščiau? Dar aukščiau. Lipam dar aukščiau. O, prieėjom aukščiausių taškų. Va, ir visur yra tos šventiklėlės, pagodos, kur palieka vietiniai, turbūt gal ir turistai, va. Ir pinigėlį, ir skanumynų dievuliams. Visur. Kartais net mačiau, kaip buvom kitose šventyklose. Iškeičia va, tai mažesnį nominalą, vaikštavo su tokiom kypom pinigų ir paduoda, pasimeldžia, turbūt paprašo gerų metų ir tiek. Tikėkime, kad viskas išsipildo. Jie turi labai gražius ir fainus metus ateinančius. Jo, mes ką per naujaką. Ir tokie, nu bus geri metai.